Atidarysiu puslapį klientai. Čia grafinėse lentelėse yra pateikta, kiek dokumentų skaičių ir kokia vidutinė vertė sugeneruoja mano klientai. Taip pat klientų skaičius ir bendrasis pelnas vienam klientui. Lentelės pavidale vėlgi matome Pareto analizę, klientų analizę, kiek produktų nuperka ir kokia yra vidutinė vertė, ir pelningumo analizę. Čia taip pat galime generuoti užklausas. Spaudžiame 11 metus, 3-4 ketvirtį, gal net 8-11 mėnesius ir tik alkoholį, silpną ir stiprų kategorijos. Matome, koks yra rezultatas. Išvalykime visas parinktis. Einame į puslapį klientų atranka. Čia iškart aš pasirinksiu keletą dimensijų, norėdamas išsiaiškinti, kurios produktus mano klientai pirko ir po tam tikro laiko nustojo pirkę. Viršutinėje dalyje aš galiu parinkti, kokiu momentu, kokias kategorijas konkretus klientas pirko. Apatinėje dalyje galiu parinkti, ko jisai nepirko. Šiuo atveju aš parenku 10 metais sausio mėnesį klientai pirko alų. Apačioje aš galiu nustatyti, tarkime, 11 metus, vasario mėnesį ir išrinkime, kas mus domina, ko jie nepirko. Tarkime, išsirinkime cigaretes. Mes dabar turime klientų atrankos lange visus klientus, kurie 10 metais, vasario mėnesį, pirko alų. Ir išskirtinai 11 metais vasario mėnesį nepirko cigarečių. Jeigu mes apačioj išvalytumėm visas parinktis, ką aš dabar ir padarysiu, vasario mėnesį nuimsiu taip pat, alaus kategoriją nuimsiu ir prie pirko dalies palieku 10 metus, prie nepirko 11 metus. Mes turėsime sąrašą klientų, kurie pas mus 10 metais pirko, o 11 metais nustojo pirkti bet ką. Tai yra mūsų prarasti klientai. Taip pat šis funkcionalumas yra naudojamas, norint nustatyti, kurias prekes, produktus reikia naudoti išpardavimo akcijose, nes lengvai galime atpažinti, kurias produktus klientai perka kartu. Išvalykime visas parinktis ir nueinam į puslapį dokumentai. Dokumentų puslapyje mes galėsime sekti visus dokumentus pagal konkretų klientą. Tarkime, prieš tai klientų puslapyje aš buvau pasirinkęs kategoriją arbata, savo patį didžiausią klientą 11 metais, 4 ketvirtį. Mane domina dar tai, kad pasirenku 11 mėnesį. Mane domina, kiek buvo dokumentų ir kokie išrašyti tam konkrečiam klientui šiuo laikotarpiu. Atidarau puslapį dokumentai, matau vieną klientą, mygtukas su pliusų ženklu, kur galiu atidaryti jį ir matyti, kiek dokumentų buvo iš viso šiem laikotarpiu ir konkrečiam klientui. Taip pat kokia yra apyvarta ir vienetai tuose dokumentuose. Jei mane domintų, kokie produktai buvo parduoti, aš galiu pasirinkti konkretų dokumentą ir grįžti į puslapį produktai. Čia matyčiau visus produktus, kurie buvo parduoti tam klientui konkrečiame parinktame dokumente. Išvalykime vėl visas parinktis. Nueikime į puslapį palyginimas. Šiame puslapyje aš galiu lyginti skirtingas dimensijas tarpusavyje. Tarkime, mane domina, kaip laike kito, tarkime, viena ir kita kategorija. Aš vienoje iš jų parinkčių pasirinksiu duonos kategoriją. Dabar man atvaizduojama grafike mėlynu stulpeliu mėnesiais duonos kategorijos pardavimai. Šalia aš galiu pasirinkti visiškai nepriklausomą kitą kategoriją, tarkime vaisiai, uogos. Ir man bus pateikta
kitas stulpelis, kuris reikš būtent šitos kategorijos pardavimus. Dabar aš matau, kad duona ir kategorija mėnesiais svyruoja vienokia kreivė, o vaisiai uogos kitokia. Analogiškai aš galiu rinkti bet kokią kitą kategoriją ir lyginti jas tarpusavyje. Pavyzdžiui, kaip vaisiai ir uogos atrodo su nealkoholiniais gėrimais. Vasaros metu nealkoholiniai gėrimai yra populiaresni, o į rudenį vaisiai ir uogos krenta. Čia taip pat galima analizuoti ir kitokiu būdu duomenis. Tarkime, mus domina, kokius produktus pirkėjai perka tuo pačiu metu. Ir pasirinksiu keletą produktų. Imsiu šiuo atveju alų ir, tarkime, paimsiu kad ir žuvies produktus. Dabar mes matome, kad iš visų šitos dvi kategorijos pardavimų sudaro bendrą didelį stulpelį, o kartu perka tą pusę, kur yra atvaizduota raudona. Tai reiškia, kad 52% visų pirkimų vasario mėnesį buvo tokie, kur viename krepšelėje buvo ir alus, ir žuvies produktai. Tokiu būdu galiu išsiaiškinti, kurios produktus mano klientai labiausiai dedasi kartu į mano krepšelį arba užsako vienu užsakymu. Vėl išvalykime visas parinktis. Einame į puslapį prognozę. Šiame puslapyje aš turiu galimybę padaryti mini simuliaciją į priekį, koks rezultatas gausis, jeigu keisiu tam tikrus parametrus. Čia turiu galimybę keisti vidutinę vieneto kainą, ją didinti arba mažinti, apyvartą vienetais didinti arba mažinti ir keisti vidutinę vieneto savikainą. Sakykime, dabar yra 11 metai, 4 ketvirtis ir turėdamas šio periodo kiekius, aš keičiu savikainą. Sakykime, kad jinai didės. Pakeitę savikainą, matau, kokia bus prognozuojama marža. Taip galime daryti kiekvienam produktui arba kiekvienai prekiai. Taip pat galime keisti vienetus. Sakykime, kad mes pakeisime pardavimo kainą, pardavimų vienetų kiekį 10%. Matome perskaičiuotą rezultatą. Pakeitę pardavimo kiekį, taip pat galime keisti apyvartą. Taip pat rezultatas perskaičiuojamas. Tačiau prognozuojama, kad kils ir savikaina dar stipriau. Tai pakeitę ją, matome naują suprognozuojamą bendrąjį pelną. Tokiu būdu galime rinktis bet kurią dimensiją ir, keisdami parametrus, gauti greitą atsakymą, koks bus rezultatas, jeigu pakis pardavimo kaina arba pakis kiekis, kurį aš parduodu. Parinkau šiuo atveju situaciją, kai rezultatai labai stipriai blogėja. Vėl išvalykime visas parinktis. Atidarykime puslapį laisvą formą. Jeigu ankstesniuose puslapiuose mes neradome tokios ataskaitų formos, kuri mums yra labai reikalinga, mes ją galime patys susikurti šiame puslapyje. Atėję į šį puslapį mes galim pasirinkti vieną iš rodiklių, tarkime apyvartą. Matome ataskaitą kaip rezultatą. Jeigu mums šito nepakanka, mums reikia įsivesti tam tikrą dimensiją. Sakykime, pasirinkama pirmą dimensijų grupę ir jinai yra metai. Čia taip pat galime keisti įvairiom kitom dimensijom. Sakykime, aš pasirinksiu mėnesį. Dabar matom apyvartą mėnesiais, tačiau tai yra visų metų. Man tai netinka, todėl aš pakeisiu dimensiją atgal į metus ir pridėsiu dar vieną dimensiją tam, kad galėčiau metus išskaidyti mėnesiais. Dabar čia galiu pasirinkti metus mėnesiais. Ir matyti metus, mėnesį ir apyvartą. Galiu pridėti dar ir kitą rodiklį, tarkime vienetus. Dabar aš jau suformavau ataskaitą, metai, mėnuo, vienetai ir apyvarta. Tokią lentelę galiu transformuoti į bet kokį kitą pavidalą. Sakykime, paimsiu linijinę stulpelinį grafiką. Lygiai taip pat galiu jį pasikeisti į paprastas linijas. Čia taip pat galiu toliau keisti parametrus. Iš metų pasiversti mėnesius.
Jei mane domina, kad X ašyje būtų visi mėnesiai pagal metus, renkuosi metai minuo dimensiją. Tada matysime nuo 10 metų pradžios iki 12 paskutinio mėnesio rezultatą vienetų ir apyvartos. Šią formą galima pakeisti į elementarius stulpelius arba grįžti į pradinę formą. Taip pat išvalykime visas parinktis. Toliau, jei man yra poreikis nagrinėti, tarkime, klientų skaičių ir vienetų prekių pavadinimų, su Ctrl mygtuku parenkame dar vieną rodiklį, turime ataskaitos rezultatą. Toliau prisidėkime dimensijas, sakykime, man reikės 3. Pirmoje iš jų aš pasirinksiu metus, antroje pasirinksiu mėnesį, čia mėnuo ir yra man parinktas, o trečioje, sakykime, norim vadybininko. Mes turime sugeneruotą ataskaitą, kur matome kiekvieną mėnesį, dar galime išfiltruoti tai papildomų dimensijų pagalba, 11 metai, 3 mėnuo, matome visus vadybininkus, kiek prekių pavadinimų jie pardavė, bei kiek klientų aptarnavo. Vėl išvalykime visas parinktis. Grįšiu į vieną iš puslapių EVR. Tai vienas iš labiausiai apibendrintų duomenų puslapių, kuriame yra pateikima pagrindinė informacija įmonės mastu. Pasirinksiu šiuo momentu, tarkime, 10-11 metus. Čia grafinė pavidalu yra atvaizduota, kaip įmonėje sekasi 11 metais, lyginant su 10. Vėlgi, linijinės grafikas parodo, ar mes darome geresnius rezultatus. Apačioje grafikė mes matome pagrindinių rodiklių atvaizdavimą ir jų tendenciją nuo 10 pradžios iki 11 metų pabaigos. Akivaizdu, kad marža pas mus didėja, apyvarta krenta ir kaip matėme iš ankstesnių analizės lapo, tai kad pardavimo kaina buvo didinama būtent 11 metų pabaigoje. Tokiu būdu greitai galime identifikuoti, kuriam periode koks rodiklis labiausiai kinta. Dar nueikime į puslapį produktai. Norėčiau paminėti, kad galima filtruoti ir daryti parinktis tiesiog pačiam grafike. Šiuo atveju aš matau apyvartą ir vidutinę pardavimo kainą ir tas momentas, kur matau, kad mano kaina kyla, mane labai domina, aš galiu grafike tiesiog pasirinkti tą vietą ir man bus ištraukta tik tas fragmentas, kuriame rodikliai labiausiai pakito. Vėlgi, iš grafiko padarę parinkti, mes galime įti bet kokį kitą puslapį ir jame matyti tiek padalinius, tiek produktus, tiek konkrečius klientus, kas toje parinktyje tiesiogiai turi įtakos. Grįžkime į produktų puslapį ir išvalykime visas parinktis. Taigi, tokiu būdu galite analizuoti visus savo įmonės duomenis, perinant interaktyviai per visus puslapius ir iš bet kurio puslapio perinant į ankstesnį puslapį ir duomenis parinkti iki paties žemiausio lygmens, iki dokumento. Sėkmės analizuojant.